Bir mutabık kaldığımızda bir mutabık kalamadığımız bir şey var. Čia yra studijo butas. Safyro rezidencijai. Ir tokių išplanavimų būtų, jie stato daugiau, tai vat, galite jūs pirkti pas juos, jeigu domina. Štai čia yra kazino apačioj, va, kur mes buvome, baseinai, visa kita. Ten toliau yra pliažas. Šičia toksai traukinukas vežioja žmonės į pliažą, kurie čia gyvena, tuos žmonės veža. Va, šičia bus daug būtų. Čia va sekančiame ir kitoj pusėje taip pat bus statoma daug būtų. Tai va, tai šitaip atrodo Grand Safyro būtent šitie studijo būtai. Jeigu domina kažkas, kreipkitės, rašykite į WhatsAppą arba atsiųskite savo telefono numerį ir atsakysime visus klausimus, pateiksime kainų sąrašus. Būtai nauji. Tiesiog šitas kambarys yra parodomasis. Tai va. Taip. Einam į sekantį. Da. Čia bus vieno miegamojo. Dva. Tai du miegamieji. Du miegamieji tada bus. Va kaip atrodo virtuvė. Čia yra žmogus ar kažkoks. Balkonas. Va, su tokiu vaizdu. Va, koksai balkonas. Ir čia dviejų miegamųjų yra, va. Vienas miegamasis, du miegamieji. Ir ten virtuvė su svetainė. Tai va. Einam dabar miegamosius parodysiu. Taip. Va, miegamieji atrodo šitaip. Čia va spinta. Vaizdas su jūra. Toks. Ir į balkoną šeimos. Einame toliau. Šičia yra dar vienas miegamasis. Irgi su vaizdu į jūrą ir išėjimų į balkoną. Čia va, turėtas dušas. Ir dar vienas tualetas. Tai va. Vienas tualetas su dušu, kitas be. Tai va, einame mes toliau. Einam toliau sekantį žiūrėti. А этот будет 1+1. Vieno miegamojo dabar butas yra. Va, salonas virtuvė. Va, kaip atrodo. Ir balkonas. Su vaizdu į jūrą, atrakcionų parkas, o čia kazino matosi, čia baseinas apačioj, restoranas, žodžiu. Tarp kitko, veganiškas restoranas čia yra, eisiu pasižiūrėti. Einam miegamai parodysiu dar. Miegamasis. Va, miegamasis atrodo taip.
Все. Есть еще что-то смотреть сейчас? И вершу войнами.